Sveiki visi! Margas Miškas norėtų Jums papasakoti apie vieną populiariausių savo žaidimų, tai yra kukurūzų futbolas. Į komplektaciją įeina 2 žaidimo lentos ir 8 mėtymo maišeliai, po 4 kiekvienai komandai. Kaip žaisti? Taigi, žaidimo lentas pasistatome 8 metrų atstumu vieną nuo kitos ir kartu su priešininku pasiruošiame žaisti. Mūsų tikslas pataikyti į priešais mane esančios lentos skylutę. Taip pat galima nusistatyti ribą, kurios negalima peržengti. Pavyzdžiui, lentos briauna. Kaip skaičiuojami žaidimo taškai? Jeigu Jums pavyko pataikyti į lentos skylutę, tuomet sveikinu, surenkate 3 taškus. Jei užmetėte maišelį kažkur ant lentos, 1 taškas. Na, o jei esate netoks jau taiklus, kaip pavyzdžiui aš, ir pataikėte tik ant žolės, 0 taškų, tad kaip matote, šiandien aš surinkau 1 tašką. Na, o laimi ta komanda, kuri pirmoji surinko 21 tašką.